Sveiki, šiandien sukursiu jums pamoką, kaip instaliuoti IP Board formą. Visą tai padarysite labai greitai, maksimum tai užtruks 5 minutės, jeigu tai darysite jau žinodami. Taigi, pradėkime nuo to, kad mums reikėtų pačių failų. Failus galime pasiųsti iš oficialios nulet, bent jau aš vadinu, tai yra forumcore.net svetainės. Ten galim sakyti, yra pagrindinė svetainė, kur galime rasti įvairius failus ir taip toliau, kas reikalinga jūsų forumui. Naujausias versijas ir taip toliau, atnaujinimus ir panašiai. Tiesiog aš tai vadinu mano pagrindiniu tinklapį, kur galiu rasti savo forumui failą. Taigi, einame į jų tinklapį, tai yra forumcore.net. Prisijungę prie tinklapį einame Downloads. Einame į Invasions Powerboard. Tada pasirenkame versiją, tai būtų 3.3.6, aš čia yra naujausia, naujausia. Release. Ir pasirinkime, matote, yra beta 4. Kol kas, matote, yra, paskaitykite, ką rašo po to failo. Tai čia matote, čia yra test, tipo reikia jums patestuoti, padėti testuoti žmonėms, kad jūs radę jūs ten bugus, ten klaidas, jūs pareportinsite ir jie sutvarkys. Čia yra geriausia ant savo originalaus formą to neinstaliuoti kol kas. Ateityje galėsite atnaujinti į naujesnę versiją, bet dabar panaudosime 3.3.4. Tai būtų 3.3.4. Žiūrėsiu, ar šitas yra galutinis. Sekundėlę. Arba galime eiti į forums, aš čia atidariau antrą langą, release, ir čia iš karto, matote, yra tiesiog, nežinau, tiesiog visi tai yra release, kas yra tai atnaujinimas, grinai versijų ir taip toliau. Aš matote, prasidėsiu pro pet 0.b2. Taigi, einame į apačią ir čia yra pasirinkimas failą, kad norime, bet kad būtų tokių situacijų gali būti, kad jums rodo tipo, jūs negalite matyti. Todėl, kad jums reikia paspausti thanks mygtuką, kurio atveju šiuo metu jums turbūt ir nebus. Kad galėtumėte siųsti šią failus, jums reikia registracijos arba Facebook anketos, jeigu turite. Taigi, aš einu parsisiųsti tą versiją. Parsisiuntėme versiją, tai dar iš karto susikursiu savo vietą. Management account'o man nereikia, subdomeno man reikia. Tai būtų IPB. Tada einame sukursiu iš karto domenų bazėje. Čia, ką aš dariau, kūriau subdomeną, tai jums nereikia kurti. Tiesiog aš turiu tinklapį ir noriu, kad būtų adresas į mano test webą kitaip. Taigi, sukūriau savo domenų bazę ir sukūriau vietą, kur laikysiu savo svetainę. Tai bus tas IP Board formas. Čia yra, kai matote, 3 partai. Jis čia kažkaip naglai čia padarė kažkaip keistai. Nu tai tos 3 partus ir sudėkime į savo tinklapį. Ir dar vienas žiūri nulet. Čia gal bus geriau. Gal čia bus vienas partas, nereikės mums čia rarinti. Ir čia užėma, matote, biškį daugiau. Gal čia yra daugiau failų, visi yra reikalingi. Taipogi, kai prisijungite prie savo administratoriaus valdymo pulto, prisijungi prie administratoriaus, jums gali rodyti štai tokias. Va, tarkime, yra, kaip tai call security update. Taip padariau, todėl, kad, kaip pasakyti, kad jums pasakyti, kad gali būti tokie dalykai ir jums reikėtų neįsigąsti. Tokius dalykus sudainame visit announcement. Parsisiuntime tą failą, katris mums yra kaip rekomenduojamas, kad mums jo reikėtų. Ir tiesiog jį saugome ir įsidėsime į savo forumo failus. Nu, va, parsintė man failas.
Dabar dėgymas būtų tai upload papkės failus, visus talpiname į savo FTP. Prisijungime prie FTP. YPB kaip kūriau. Ir dabar čia sukeliu savo failus. Jūs kėlėte tiesiog prisijungę į public HTML papkę. Aš kitur dėgiu, tiesiog čia yra pavyzdys. Tai nėra jums kaip reikėtų daryti, bet tai yra pavyzdys, pagal kurį jūs turėtumėte instaliuoti savo formą. Čia jeigu nesuprantate instaliacijos gaidas, jeigu nesuprantate kažko, bet tai bus viskas anglų kalba. Per tos pamokos iš karto bus part 2, tai bus kaip instaliuoti į savo formą naują dizainą. Failus, kai sukels, mums reikės pradėti dėgymą. Jei norite modifikacijos ar kokios skino, tai taipogi rasite taip čia, Dovlats, pasirinkime IPB 3.3 savo versiją, gali sunaudoti kitokią versiją. Aš naudoju 3.3, kaip matote, Rexas. Parsisiųsti kokį nors bet kokį dizainą, kad jis būtų kaip mano test. Testas dizainas bet kurį, kokį jūs norite. Svarbu, kad tai būtų jūsų versija. Čia pasižiūrite, kaip norite dizainą. Aš čia vis tiek kol kėlė, biškį tempiu mazgą. Taip. Gal šitą įmėsiu. Matote, man nerodo kartais paveikslėlį, tai čia yra problemėlė, bet tai didelės įtakos nedaro. Taipogi formą irgi galite rasti tos dizainos. Dar ten būna komentarų visokių ir panašiai. Aš dėsiu šitą dizainą tiesiog beikoną, nes pavyzdys jums bus aiškus. Taigi, parsičiūrime tą failą. Jeigu šį gal rodas netgi turiu, tai įsiaiškinsime. Tai mes įsiaiškinsime. Beacon. Va, yra beacon. Gavę mes turėtume, atidarome savo tą išskleidžiame savo visą tą RR papkę, mes turime ten tokius du failiukus, tai yra beacon XML ir image beacon. Beacon tai čia yra dizaino pagrindiniai failai, o image tai yra, kad būtų visokie styles, būtų paveiksliukai, kad tenais nuo avatar, kažkas panašaus, orientacija, žinai. Išskleidžiame tuos abu du failiukus, mes gauname kitokius failiukus, matote, beacon XML file, vietoj RR. Tada mums reikėtų dar truputėlį palaukti, kol sudėks čia. Čia nebedaug liko. Štai sudėjo, tada einame į PB, savo tinklapį, kur dėsim. Matote, yra klaidas, tų klaidų čia nebijokite, tiesiog mums reikia suteikti teisės. Abiem suteikė. Tada mums reikia suteikti čačkę, žinau, jei neklystu. Dar reikia mums eiti, žiūriu. Pervadinti com global. Dabar mums rodo, kokius reikia suteikti. Prašiausias variantas būtų štai taifa. Tada hooks, uploads ir com hooks. Čia tikiu 7.7, ne 7.7. 7, tada uploads, com global. Ir padarykime F5, paspaudžiame, spaudžiame next, čia vadiname varnelę, spaudžiame next. Tada mes išmetame tokį langą, čia vėl spaudžiame next. Čia yra mūsų tinklapio failo, ne tinklapio nuoroda, bet tiesiog nekeiskime, spaudžiame next. Tada mes rašome čia duomenų bazę, kurią kūrėme. Tada slaptažodį. Table prefixą galime palikti, koks yra. Spaudžiame next.
dar susikūrėme savo akauntą vartotoją, kur būsite administratorius. Tai būtų, tarkim, adminas. Ir savo elektroninį pašto adresą. Spaudžiame Next. Start installation. Tai užtruks kaip 2-3 minutės, kol tai viskas susikurs čia viskas. Kas nereikalinga galima uždaryti. Tas tiksliau nebereikalingas, tas taipogi nereikalingas, tas taipogi nereikalingas. Taigi dabar čia mums tiesiog daro instaliaciją, tai nereikėtų labai kažkaip ir laukti, galime sustabdyti biškį video. Taigi sustabdysiu truputėlį video, kad čia man trumpiau būtų, kad YouTube užtektų laiko. Taigi viskas užsikrovus, ten 13 iš 13, mums rodo, kad mes jau esame įdėgę savo formą. Taigi einame į savo formą, dar einame Sign in, dabar įsidėksime dizainą naują. Tada einame į administraciją, admin CP. Tada einame į Looks Fields. Tada einame Import Skin Set. Pasirinkime tuos failiukus. Download, Beacon. Pirmą pasirinkime Beacon XML. Galime suteikti tam naujam dizainui naują pavadinimą, tarkime dizainas 1. Spaudžiame Import. Tada einame į apačią Import Email Set. Tada įterpėme šitą Image Beacon. Ir tarkime suteikime dizainas 1 taipogi. Ir pasirinkime Equal to Skin dizainas 1. Grįžtame į Looks Fields. Einame štai čia. Paspaudžiame tos rodiklėlės Edit Setting. Pasispaudžiame šitą Select All Current and Future Groups or dar Make this Default Skin. Ir spaudžiame Save Set. Tada einame į savo tinklapį ir matome naują dizainą. Pamoką kūrė Vitiokas, pamoka priklauso mūsų svetainė, tai yra www.ldz.lt.